vienas toks incidentas prie klubo, kai susikivirčiau su tokiu vaikinu viduje ir po to jisai manęs laukia. Tai po klubo mašinai ir šiek tiek sekė. Nu, buvau draugų apsupty, tai aišku, nieko blogo neatsitiko. Nešiojuosi dujų balionėlį tokiems atvejams. Čia bėgčiau, nes nieko kito nemoku ir nežinau, niekada nebuvo tokio poreikio, niekada nesimokiau, nors šitą tikrai įdomu būtų ir norėčiau. So first skill is about being aware of it. The second skill is about not being a victim. If you look a victim, if I look all nice and victim, then people see you as a victim. If I use assertive body language and verbal skills, then I take control of the situation. So there's 3 strikes we're going to teach you today. So when this happens, the first thing I do, boom, I hit, but my fingers go in the eyes. Okay? So in this way we take the eyes. So the guy, okay? The second strike will be into the chin. Okay, to get that sort of action. The third action will be boom, in the groin. 1, 2, 3, push. Nestabdyk, aš kaip kulka per gyvenimą skrieju. Nelaikyk, tu nebandyk lenktyniauti su vėju. Iš skirtingų situacijų galima labai panašią šitų 3 smūgių kombinaciją panaudoti. Jeigu rankos laisvos, labai gerai. Ant kojos? Ant kojos. Smūgius į kiaušinius, pagreitinės, tampimas biškiai tikrai paleis. Stresinė situacija, tu sustingsti į ledą. Bet jeigu jau žinai kažkokį taip elementarų dalyką, smūgis į kiaušinius, nors spausti į akis, ar esi pasibandęs nors kartą, tai jau iš karto suteikia drąsos kažkokios. Jeigu toje situacijoje neleidžia pasimesti ir suakmenėti. Tai treniruotis yra būtinos tokio atveju. Paklausyk ir nusispjaut, jei kiti taip nematė.